švenčiat visi vasario 16. Ar tikrai šita šventė yra mūsų dabar? Visur papuoštos, kaip matot, lietuviškos vėliavos, atributika. Būtent tik tai šiom dienom. Tai kovo 11, panašiai, tai valstybinės šventės. O kiekvieną dieną, kiek mes matom svetimų vėliavų Lietuvoje. Kodėl mes puošiame savo Lietuvą tik tai tam tikrom dienom, tam tikrom šventėm? Tai ar tikrai mes turim ją švęsti? Kokia dabar yra vasario 16? Kuo pasikeitė nuo tada ir dabar šitą vasario 16? Aš jos nešvenčiu. Ir pasakiau, netgi esu parašiusi postą, netgi priežastį. Ar mes tikrai esame laisvi? Ar tikrai mes esam nepriklausomi? Tai pagalvojau, kad mes nesam nepriklausomi. Ką mes švenčiam? Mes nesam laisvi. Mes priklausom, esam sąjungininkai Europos Sąjungos ir NATO, nors neteisėtai. Tai kur ta laisvė? Kur mes esame laisvi? Kur yra ta laisvė, žodžio laisvė? Kur? Ar vasario 16? Būtent tokia dabar, kurią mes turėtumėm švęsti. Yra kas supranta, yra kas nešvenčia jos. Nes tai tikrai kažkokia tai parodija. Dabar svarbiau yra vasario 16 kažkokie tai apdovanojimai, kaip prezidentas Nausėda apdovanojimus tenai teikia. Tai ar vasario 16 yra apdovanojimų diena? Kažkieno tai. Ar yra kažkam tai pagerbimas? Ar vasario 16 būtent tokia dabar? Dabar vaikštau, žiūriu. Taip, mes pasipuošę esam tom trispalvėm. Bet tos trispalvės greitai bus nuimtos. Ir ką mes visur matome, visoje Lietuvoje pakabintos, kokios vėliavos kabo, svetimų šalių, mažumų visokiausių. Trispalvė. Jau jinai nieko nebereiškia. Kada ji būna pakabinta? Tam tikrom valstybinėm dienom. Mes jos praktiškai beveik niekur nematom. Tai vasario 16. Ką švęsti? Uždaras čia. Sakykim, šventė tokia, uždaroj patalpoj. Kad tai yra jau irgi ribotas skaičius, kur, manau, jeigu žmonės norėjo susirinkti daugiau, tai turėjo būti kažkokioj tai aikštėj, laisvai, su atributika. Dabar skamba netgi, per vasario 16 skamba ukrainietiškos dainos, kur iš vis ne prie ko. Tai dabar man pasakykit, kokia čia vasario 16? Visur kišama politika. Burkama šita irgi ideologija, kur dauguma lietuvių priešinasi tam irgi. Kodėl visur yra svetimos šalies dainos skamba mūsų valstybinėse šventėse, tradicinėse šventėse? Kodėl? Tai tiesiog išgirdus ukrainiečių dainas per vasario 16, tikrai pasakysiu, mane supykdė. Tai aš jos nešvenčiu. Tai jau nebe vasario 16, nebe lietuvių, nebe mūsų. Kas ją švenčia, turbūt ir net nesupranta, kokia ji
dabar yra, kokia turėtų būti. Čia kažkokia tai pasidarė šventė Landsbergių šaikai. Pagerbti. Bet ne tuos, kurie verti prisiminti vasario 16. Tai va tokie pamastymai. Vaikštau lauke. Šiandien kabo valstybinės vėliavos, mūsų trispalvė. Rytoj jau jos nebus. Deja, taip yra Lietuvoje. Taip kad aš nematau dėl ko švęsti. Tai tiek. Gero vakaro.